Sveiki visi, Mantas, aš. Mes esam viešbučio restorane iš principo. Ir čia turim biliardo stalą. Dabar yra 12. 1 valanda kažkas toka. Kiek valandų dabar? 1 valanda. 1 valanda ir logiška, kad lauke galima nudegti, yra labai karšta. Ir gero nieko nebus, jeigu eisim kažkur į lauką. Tai šiandiena lengva tokia, paprasta diena. Aš atsikėliau 6:30, išėjau į pliažą, pasiplaukiau, tada atėjo Mantas vėliau, pabuvom dviese kartu, jau manosis lūposi po pliažą. Ir tada pavalgėm pusryčius. Pusryčiai pasibaigė mūsų 11 valandą ir porą valandų prabuvom kambaryje tiesiog ir nusprendėm, kad pats laikas ateiti pažaisti biliardo, kad truputėlį prastumti tą karščio laiką ir po to po pietų planuojam važiuoti į Puketo senąjį miestą, senamiestį, nežinau, skamba kaip visai įdomi kelionė, važiuoti ten valandą laiko, tai žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Dabar tai iš debesų matosi, kad greičiausiai bus lietaus. Bet vis tiek labai karšta, saulė per debesis irgi labai pavojinga, tai mes pasisaugom, kad po to neužkiltų temperatūra ir nesirgtumėm. Tai žaidžiam biliardą ir važiuodami po to prisijungsim. Persirengim, pasiruošim, o iš tikrųjų, tai dar nefilmavom, kad po biliardo, paždėm biliardą, kiek mes, 5 partijas sužaidėm? Koks rezultatas? 3-2. Aš laimėjau, bet paskutiniai partijai įmušiau juodą kamuoliuką. Tiesiog, turbūt kokiu 3 mušimu. Ir po biliardą išėjom darytis masažą. Mantas darėsi paprastą tailandietišką, kurį aš buvau dariusis prieš porą dienų, o šiandien dariausi tailandietišką su aliejum, ten, kažkas tokio. Kaip tu jautiesi po masažo? Patiko? Normaliai. Neblogai buvo. Tai man irgi, taip kažkaip sau, nepratraškino manęs, kaip aš norėčiau, bet viskas užtempė iki to, kad jau tuoj traškės ir stoja. Toks jausmas, kad gal negali, bijo, nežinau, gal mes tiesiog nesileidžiam. Tada užėjom pas Veroną ir viskas. Ir pargrįžom, susiruošėm, Mantas apsirengė savo gražų kostiumą, aš persirengiau, ruošėmės įsiukus pasimti. Ir važiuosim į senamiestį. Taip? Tuciką veža. Čia, kaip suprantu, ne visi įeitų.
Erelis vyro kūne. Šias. 没有了，没关系啊。 Karalievskai. 你可以自己去不光，没有办法按。 No parking. Pilna mašina. Mega giga aukso rūmai. Padovanosiu aš tau rūmus iš aukso padarytus. Пишет, что это храм. Ir jie belia kokio ilgumo. Tikrai einam ar geriau einam į tą pusę. Ta raudona tokia, net ne zomšinė, tokia raudona zomšinė spalva galbūt. Сюда идем? Pabandysim įeiti į šitą bažnyčią, ar kaip čia besivadintų. Einam, bandom papulti. Net jeigu ir neįleis, vis tiek atrodo labai labai įdomiai, reikia nusiauti. Į gatveles. Čia yra senasis miestas, kinų, portugalų kvartalai. Tikrai skiriasi negu buvo, tiksliau negu yra mūsų rajone, labiau primena, štai sakyčiau, Europą bent jau šitą gatvelę. O va, čia primena Japoniją. Daug aparatų. Super lanksti mergaitė. Uždirbinėja pinigėlius mažoji. Žolelės galima belę kada nusipirkti. Dabar kairę ir bus rako. Net ir čia va mugėse yra saldainių, bet įdomių. Ir vienas puodeliais parduoda. Va tokiais puodeliais 100 batų yra beveik 3 eurai. Maistai. Visi šitą valgo, tikrai pirksim ragauti. Čia kažkoks blynas. Va ten daro ir va taip gaunasi. Nam deda visai karštus, ką tik iškeptus. Thank you.
Taip deda 2. Va čia kažkokius super sumuštinius kepa su džemais, nutelom ir viskuo kituo. Po 15 pinigėlių. Nebrangiai. Greičiausiai čia yra Kinijos maistelis. Wow, čia maisto tai maksimaliai įdomaus. Parašyta, kad vietinis desertas. Mažas blynas ir susuka ir nieko daugiau neįdeda. Vaisių kokteiliai ir va, europietiška viskas. Mes šitą gavom Lietuvoje. Tai ne dubaiskis? Maistelis, bet čia ne tailandietiškas. Kepti kažkokie mėsos, marinuoti, nežinom kas čia. Čia tik tai važinau, tokpokiai yra, o daugiau nieko nežinau. Korejietiškas korndogas, aš šitoj valgysiu. Ir va šitų grybų labai norėčiau paragauti. Galbūt juos man padarys be mėsos. Vaiki, čia mes turėjome atvažiuoti su taksi, bet kadangi vyksta mugė ir visko pardavinėja, tai neatvažiavom. Vienu žodžiu, žiūrim, prisijungsim vėliau. Suši po gabaliuką. Čia makaronus gamina. Va tai va su mačete, tai ir be pirštų liksi. Radom drakono galvą prie va tokių gražių europietiškų pastatų. Vietinės vestuvinės suknelės. Ты скажи, что это у нас так встречают каждый день в таком наряде. И paradas tokia. Paradas tokia gali būti. Sparnai tokių. Nu. Skonis kaip skiriasi, ne? Nu, kiek skirtinga viskas. Tiesiog va taip va gatvė. Ir viešbutis. Piešia vaflius blynus. Ir va taip. Kinų kvartalo namai. Galima pamatyti, kad gyvena čia. Tvoros ir pats butas. Čia jau apleistas.
Tai yra pašto dėžutės. Ir gyvenama. Va, net stovi batai, reiškia, tikrai kažkas gyvena čia. Ir pasibaigė namai ir kavinė va tokia va. Radom kavinę su liutukais, bet mokamas įėjimas, tai mes neėjom, bandom nufilmuoti. Vadien, va mažylį. Joj. 5 minutės. Kaip kačiukas. Jo, įėjimas kainuoja. Įėjimas į šitą kavinę kainuoja 5 minutės su liutuku, 1000 batų, tai 30 eurų. Nusprendėm, kad neverta ir va tik per langą pažiūrėjom. Visi šiaip su juodom liemenėm. Policininkas su dviračiu. Nežinau, ar galima filmuoti, tai traukiuosi. Pavargę, nusikalę ir sukaitę, jau grįžom namo po Old Towno, po senamiesčio, bet tas Tailando Old Townas tai toks labai netailandietiškas, aš sakyčiau, ne, toks labai kažkoks Bendrai pasakius, kiniškas, azijietiškas labai. Azijietiškas, jo, turbūt va tai va. Buvo labai smagu, nes sekmadieniais ten vyksta mugė, turgelis, nu vienu žodžiu, daug labai rankų darbo dalykų, tai video jau matėt, nusipirkau akinių dėklą ir dar kelis suvenyrus nupirkom. Ir viskas, ir parvažiavam namo, išlipom prie 7-Eleven, man tas pasiėmė smoothie, va tokį. Uogų skonio aš pasiėmiau šaltos kavos, ten vietoj gamina. Tai va, tai tokia ta diena, tokia pusiau chill, pusiau ne chill. Abudu blizgantis sukaitę. Abudu sukaitę blizgantis, biški jau paskrūdė, jau smagu, jau gerai. Tai va, šiandien tiek, ačiū labai, kad žiūrėjot ir susitiksime rytoj. Ada! Nepamirškite pafollowinti ir paspausti like. Ada!